Tai labas vakaras, Rimai, jaunimo naujienos. Įvyko svarbi konferencija, pristatėte knygą ir iš tiesų labai, mano manimu, labai svarbi tema tai įvardinti padarytas klaidas vadinamosios pandemijos metu ir prisimti išvadas. Tai kiek galvojate, mūsų visuomenėje svarbu priimti tas išvadas, nes mes matom, kad toliau žmonės šneka, jie visokie ir medikai išlenda, kiti ir netgi ir Seimą pakliuvo. Tai kiek svarbu tos išvados? Na, aš esu tikras, kad jos yra labai svarbios ir visuomenė to nesupranta, sako, kad ką jūs čia kalbat, jau praėjo, tačiau yra ir manančių kitaip, neatsitiktinai, susirinkę šiandien žmonės netilpo į salę. Tai sako, jeigu protingas žmogus mokosi iš svetimų klaidų, vidutinės iš savų, kvailys nesimoko iš vis, tai kur mes atsidurėme. Ir mes su panašiom problemom susidurėme su kitų grėsmę keliančių įvykių arba, sakykime, tokia kritinė situacija ir kitoj kritinėje situacijoje elgiamės valstybinės institucijos ir žiniasklaida elgėsi lygiai taip pat, kaip tada, kai buvo ta vadinamoji koronaviruso pandemija. Tai gyvybiškai svarbu išmokti pamokas, bet tai nepanašu. Manau, kad išmoko tik kai kurios šalys. Galbūt klausimas ir nesusijęs su vadinamąją pandemiją, bet iš tiesų viskas labai persipinė ir visuomenė vėl priešinasi ir vėl yra suaktyvėjusi, nes norima priimti nekilnojamo turto mokestį, kaip ir atsitraukė valdantieji, bet mačiau internetinėje erdvėje, kad jūs pasikeitėte viršelio nuotrauką ir irgi pasakėte, kad nekilnojamo turto mokesčiai ne ir dabar artėja protestas. Tai kiek svarbu vėl žmonėms būti aktyviems ir kiek yra neteisingas tas pats mokestis? Absoliučiai tai yra kvailystė. Netgi niekšybė. Aš manau, kad tie dalykai kritiniai, esminiai turi būti rinkimų programuose. Jeigu žmonės sako, mes planuojame įvesti tą mokestį ir juos išrenka, tai jie tada tegul ir įveda, viskas tvarkoj. Bet viso to nedeklaravo. Žinome, kaip žmonėms yra svarbus būstas ir žinome nacionalinės tradicijas. Tai šitas klausimas yra iš principo nepriimtinas nepriklausomai nuo to, kokio dydžio jis bus, kadangi čia yra ta situacija, kaip žinot, pravėrė duris, įkišai batą ir jau paskui truputį įkišus jau paskui lengviau. Tai aš kaip tik sakyčiau, kad kadangi turto kainos auga ir šiandien turime apatinę ribą 1500 eurų, meluoju, pavargęs jau. Apatinė riba 150 tūkstančių eurų, ji privalo būti indeksuojama, atsižvelgiant į infliaciją, į turto kainų pokyčius ir ta apatinė riba turi padidėti, negaliu pasakyti, kokia ji turi būti, bet ji turi būti gerokai didesnė, kadangi kai ta riba buvo įvesta, tai jinai buvo kaip ir su gerais ketinimais, nes iš tikrųjų tie, kurie turi daug turto, jiems nėra problemos susimokėti ir jie matyt turėtų tą daryti, tačiau tai turėtų būti prabangos mokestis. Jeigu žmogus ten uždirba, nežinau, kiek ar 5 tūkstančius eurų, ar 10, nežinau, kur ta riba turėtų būti, diskusijos objektas, bet nuo kažkokios ribos tai viskas čia yra tvarkoj. Bet nuo kažkokios ribos, kur turi būti gerokai didesnė negu yra šiandien. Tai turėtų būti, jeigu tas įstatymas keičiamas, tai keičiamas į kitą pusę. Tai yra ne mažinant ribą iki 40 tūkstančių, nuo kurios reikia mokėti, bet didinant gal kokį 400 tūkstančių ar 300 tūkstančių, nežinau. Ačiū.